Šitas video yra skirtas moterims, kurioms patinka kelionės kitaip, kurioms patinka ne tik tai, pavyzdžiui, ten turistinės ar poilsinės kelionės, bet kurioms patinka tokiose kelionėse, kur yra ir šiek tiek turizmo, ir poilsio, dar pridėti kažką tai, kas yra naudinga sau. Tai yra savo psichikai, savo kūnui, savo protui, savo sielai ir panašiai. Tai yra, kada kelionėse yra derinama turizmas, poilsis ir kada dar plus mokymai. Ir kada jūs galite tobulėti, kada jūs galite eiti gilin į save ir užduoti savo kažkokius tai klausimus ir užduoti klausimus man ir gauti kažkokius jums svarbius atsakymus, ne kad jūs galėtumėte eiti į norimą pokytį ir kažką tai savo gyvenimą keisti. Kai jums patinka, pavyzdžiui, terapintis, jeigu jums patinka terapintis kelionėse, tai tada jums šitos kelionės tikrai tiks. Ir mano yra pagrindinė kryptis yra Italija. Italiją labai myliu, šitą šalį laikau antrais namais, gerai kalbu itališkai. Ir todėl tiesiog neįsivaizduoju, kur galima rasti geresnę vietą moterims, tiesiog žydėti, atsiskleisti, pasileisti plaukus ir pajausti tą tokią būseną, kur dolce far niente, kur saldu nieko neveikti, kaip italai sako. Taigi, mielosios, jeigu jums patinka Italija, jeigu jums patinka tokios patyriminės kelionės, kitokios kelionės, kviečiu vykti su manimi. Krypčių yra tikrai daug, šitiems metams priplanuota. Artimiausios kryptis yra į Peskarą, į Abruzzo regioną, kartu su Daiva Diržienė, gide Apulijoje, Italijoje. Ir mes jums paruošėm įdomią programą, kviečiame jūs prisijungti. Taip pat yra kelionė į Veneciją, prie Como, prie Gardos, prie Maggiore ežerų, taip pat į Toskaną. Ir aš jau net pamečiau skaičių, tiek kelionių daug priplanuota. Ir į Ligūriją, į Cinque Terre. Taigi, mielosios, apsilankykite mano tinklapyje gintaredavainienė.lt. Tenai rasite visų kelionių aprašymus, išsamius su kainomis. Išsirinkite savo kelionę ir prisijunkite. Bus tikrai verta ir įdomu.